Šiandien motinos verkia sūnų, oro uostų tuščios terminalus. Jie negrįžta, o slenksti namų, išdrasėjusios perlipa samanos, nesugrįžta kitaip niekadais. Iš tremties, iš miško, iš karo, tavo sūnus laisvi sakalai užsibuvo Dublino paus. Barcelona, Oslas, Nevada, kur esi, ten tavo gimtinė, Niujorkas, Korkas, Granada, atsimink, kad Lietuva tėvynė, tėvynė, tėvynė. Gerbiami keleiviai, svaigaus aukščio oro linijos laivo vadas į Įgulą sveikina jūs skrendančius į Madagaskarą. Prašome išsijungti mobiliojo ryšio priemones arba įsijungti lėktuvo režimą. Prašome užsisekti saugos ženklus ir išklausyti skrydžio instrukcijų. Vėliau pasiūlysime kavos, arbatos, gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų. Šonuose matote pažymėtus atsarginius išėjimus. Priešais jūs įmontuotos deguonies kaukės ir gelbėjimosi liemenės. Prireikus jomis naudojamasi taip. Aš norėčiau tikėti, jeigu tikėjimą rasčiau. Prašau, pasakykit, patarkit, kur, kame jo pradmenį žvelgti galėčiau. Paprašiau juodam balto pusę lūpų, tik užsiminkit, aš suprasčiau. Bet viskas, ko iš manęs reikalaujama, kad patylėčiau. Sau jau žemė sudilo smėlis burnoj. Rėkiu! Skauda, krūtiniai permetęs deimantas vėl atvirto į anglį. Baltas, geltonas, raudonas. Nukabinkit žvaigždes, aš vis tiek jų nepasiekiu. Nukabinkit žvaigždes, aš vis tiek jų nepasiekiu. Nukabinkit žvaigždes, aš vis tiek jų nepasiekiu. Šakalio bairiai. Tipo jakinga. Pernai irgi atsimenu, namą statėm. Duris užmūrė, ką aš dariau. Pažvengia gerai. Nežinau, aš toks jau esu. Aš jeigu pradėt kažką daryti, pradėt kažką krapštinėtis, kažką veikti visas tame. Reikalė ir paskęsti. A po to, kaip vadinu vis sakant, lunatiks vaikštinėjai. Na, taip jau yra. Jeigu aš išstrinko, tai po 10 minučių kas buvo nepapasakas. Va. Dėl to aš atsimenu mane vaikystėje, man pergyvena labai. Ten pas daktaras visokius
klausinėja, sako, kas jam yra, gal koks nesveiks, gal serg, gal atsilikis koks. Kas jam yra, kas serga, gal nesveikas, gal atsilikis koks. Ai, daktariukė tai aišku nieką nerado. Ramina mamytė, sako, viskas bus gerai, jis užaugs, viskas susitvarkys, savaime praeis. Viskas jam gerai, užaugs ir savaime jam praeis. Užaugs ir viskas susitvarkys. Tai palauk. Tai taip išeina, kad tik tai vaikystėj, ane? Būni visus toks tikras, netaisytas, netvarkytus, su visais savo nukrypimais, normas, su visais su tom išdaigam, o po to, kai užaugė, ne, tai pasidarė toks, nu kaip visi, normalus. Nu toks, žinai, standartinis vidurkis toks. Nu viskas taip suvienodėja, viskas taip vienoda. Nu nebent skyrės šitiegi akių rainelės arba pirštantkaliai, tie antspaudai, nu. Atrodo, viskas taip vienoda, kaip du vandens lašai. Pats net savęs nebeatskiri nuo kitų. Va, žiūrėk, kitoj gatvės pusėj. A tik ne aš pats ten einu. Pažiūri? Pažiūri? Jūs
tik pavadina ten, ar kokie atsilikus. Ai, va, bendradarbis mano. Tai jam net pavardė, iš žmonės juokina, net pravardės nereikia. Šakalys. Kokias šakalys? Šakalio. Stolinu, bet šakalį. Atžinajant stogą, viskas kietai. 10 metrų kokių viskas arčiau. Žvaigždės tokias didžiulas, ryškias, senai tokius mačiau. Žiūrint tenai iš miesto dugną, nė velnio nesimatė. Taip va, pasimiršti žmogus, kas toksais ir iš kur atkeliavo. Aš kai buvau mažas, vaikystėje. Aš šventai tikėjau, kad Dievas gyvena vienu iš tų ryškiai šviečiančių žvaigždžių. Nu, tenais ir žmogus sukūrė. O tada, kai jų labai prisidaugino daug, pradėjo juos siųsti čionai į žemę. Nu, jie čionai gimdavo, motinam, kurios anksčiau liučių buvo. Paskui sumaišydavo tarp mūsų ir gyveno. Kad nieko. Rim, gali būt, kad jis tenai žmogus sukūrė. Tada jie atsiunčia čia į žemę. Tad jis gimstų motinom, anksčiau čia atkeliavusim, sumaišė kortelėm tarp mūsų gyveno, kad nieko. Tik kai žvaigždės pažiūri, kažkokį keistą mėlyną ugnį širdį dega. Tokį tuštumą užgulą. Žvaigždės pažinus ir poreikį pasikeičia. Rojaus tremtinio būsena. Dangaus sąskaitoje. O kitur nepritampu. Taip, žvaigždės pažinus ir poreikį pasikeičia, o vidus su išoriniu pasauliu sunkiai bendrą kalbą randa. Kaip ten man vaikystėj sakydavo? Išsirėk, vaikeli. Išsirėk. Lengviau bus. Ko šauki? Visas pasaulis pasimaišęs ir išsitaškęs. Žmonės vienišėja, serga, dirba kas papuola. Maitinasi, geria ir miega. Kad atsibūda, užsidirbtų pinigų, pavalgyntų, na gal dar apsinaukašintų, padarytų kokį nors vaiką, pažiūrėtų, teliką ir vėl eitų miegoti. Koks skirtumas? Su kuom? Dėl ko? Ir kur gyventi? Ko šdraskaus? Nu koks skirtumas? Su kuo? Kur ir dėl ko gyventi? Čia ir dabar mano sumautų žvaigždė. Čia mano prakeidus dangus. Valio šakaliui! Valio šakaliui triskart! Sėk! Dėžiam, mankštos reikia. Ir 17, 18, 22, 24, 99, 100. Yes! Vienas! Okei? Taip! Ir 5! 11! Gerai, mankštelė, gerai. Mankštytė ir gerai. Svarbu tik tai, kai mankštą darė ant stogą, kad stogą neslaužė. 1,
7. A ką? Tu, sens niekšelį. Žaksi dabar supūtęs atsigulęs, ne? Eik tik. Eik vandeniuką atsigert. Ai, alūčią geriau atsigert. Nu, arba paprašyk Martą, kad atneštų. Neneš, abu tą žinom. Nemyli tavęs, nemyli. Ai. Marta. Žaisliuktų vyrų rankose. Žiūrėk. Na, klausyk. Dabar jau galiu normaliai vardą ištarti. Marta. Martelė, Martutė, Martušytė, Marta. Eik, prieš net tada negalėdavau. Žandikulius rakindavo. Nu, iki raudonumą. Vidus nesusukdavo. Aš tik kaip... O, žiūrėk, Marta, pat meilės dvasinį suleido. Pas man gulbė. Gražus paukštis. Atrodo, biškį negyva. Gal dangus košas įtrenkė. O gal širdis. Sako, gulbė širdis kaip žmonių yra. Labai jautrus. Visada ieško kaltų. Nors tai iš tikrųjų niekada nekeičia. Nu, jeigu ten ir buvo lėktuvas, ką? Nu, taigi neturi pasirinkti. Likimus. Mane, Marta, Šakalė. Tai visus renkas likimus. Nu, tikrai neturi šiai. Anksti dar pradžia. Net nebrėkšt, šalta. Gal numigt? Nu, palsėt. Vis tiek nėra ką čia veikti. Negi šoks nuo to durną stogą. A tu va, vargšelė dar viso tokia šalta, balta. Ir kvepėtų dangum.
visai kaip nydų. Ne šlap, ne lyj, kaulų nelaužo šaltis. Kur aš esu? Gal aš turėčiau klausti, tai kur blemba Lietuva? Aš į teatrą retai vaikštau, bet vieną kartą kai buvau, ne vieną kartą, žodį, sužinau tokį dalyką. Noriu pasakyti. Vieną dieną visą Lietuvą ėmė ir emigravo į Madagaskarą. Lemba. Nu gerai, tegul dabar sėdinai tautiečių žins trispalvėm visokiom pasidavinę, po kokią palmę, išrieta kokių kokteiliukų, ten svetimų šalies šilumą mėgauju. Gerai, išsilakstė kažkur savo, į dabar verkį kažkadį lašą. Lietuva pratinka. Išdykalbėjo. Išdžiūva Lietuva, kad žvėtas rėmas. Žinai, jeigu taip toliau... Turisto, atencione, uvaga, dėmesingo dėmesio. Senioritos, ladies, gentlemen, kids, popanaut, visi kiti. Come, take your phones, telefonės. Jeigu taip toliau, tai po 100 metų mes galėsim rodyti turistėlėm nebent tokia va, mažulytė, lietuviška avinėlė pedutė įspausta į mūsų žemelę. Pripildyta Baltijos sūraus vandenėlę. Taip, tada gerai, jeigu tas vandenėlis bus nenusausins tokia pagiringa tautiečia, ne? Ai, velniop viską! Velniop! Aš ne iš tų, kur slepiasi už durų, tuomet, kai mano balso tau reikėjo. Aš ne iš tų, kur džiaugiasi, kad turi ramybę tuo metu, kai tau skaudėjo. Aš ne iš tų, kur bijo garsiai tavo vardą tarti, kai sėdintis aukščiau pakeičia spalvą. Tave širdį aš neščiau einant mirti už tavo papročius istoriją ir kalbą. Kad ir kur būčiau, kad ir ką daryčiau, tave aš visą laiką prisiminsiu. Tik tai prašau, neleisk, kad išdalyčiau save, nes pats vargu ir apsiginsiu. Nuo prigimimo žmogiško ir kvailo, kai norisi, kad būtų sotu ir šilta. Nuo pamišimo kvailai barstant laiką, kad tavo drobė išsikeisti į šilką. Kur čia man nelabas nutrė? O, tai tu čia nai. Nu, gerai, kad ne vienas aš šitam Dievo užmirštam kampelį. Žinai, pasakys tau paslaptį. Vargu ar mes viens kitam kaip nors čia padėsim išsikapstyti. Žinai, paukšti, nesu didžiausias žmogaus draugas. Dar dykumoj ir dar nelabai gyva. Nepyk, paukšti. Nepyk. Nepyk. Reikėsi. Galbūt taip lyg ant savo stogo. Svetita buvo, nesėdės, vada, tai užduoda. Žinai ką? Žinai, kaip aš jaučiuosi? Aš jaučiuosi kaip ant savo stogą. Nu, ne visai ant savo, mano, tu ten stogų nepavadinsi. Koks
stogas, parapėtai atsilūkęs, mal išbėgus, viskas nubirėjo, to sovietinę penkiaukščią su narveliais, kažkoks dėžė kažkokia. Nu, su narveliais visi žino, narveliai todėl, kad neaišku, kada tu išeisi ryte, vakare, per pietus, bet kada tu išeisi, ten gali sulesti. Jaučia mūsų laikinės, kad šlikštaus tą sovietinę daugiabučio jausmą. Bet gera pagalvoti, biškai pasvajot, kad ateity, nu kažkas vis tiek gyvens gražiuos namuos. Gražus bus namai. O, su nuostabi, tviskančia gražia virtuvė. Nu, aš irgi sakau. Virtuvė didžiulė, bet ar didesnis židinys svetainiai. Atskiriu miegamojų pupanautam. Ir tetūkam, ir mamukam irgi. Atskiriu miegamam. Ne tai svarbiausia. Svarbiausia stogas. Šlaitinis stogas. Čerpelam gražiai išklot, naujas spalvas. Lietvamzdžiai. Va čia tai stogas. Gerai. Pasvajau. Nugalkit dantis. Aš žinai, sapnau sapną tokį. Nori papasakos? Nori ar ne? Papasakos. Aš esu girdėjęs, kad pasaulyje egzistuoja tokia vapsvų rūšis, kur įlenda žmogų, apsigyvena ir tą žmogų šildaus biškį graužia, ėda. Tai ko čia sapnas, taigi aš sapnavau. Aš sapnau, kad išmanis žodžiu išmano visur. Išmano visų skilių, bet ne iš visų. Pradeda lįstų vapsvų lervų. Aš pabudu iš tų sapnų visas apsišlapins iš prakaito, išpiltas. Aš tai į dušą nusiprausiu, atsigausiu. Užsikaičiu arbatas, jau ruošiuosi užsiplikyti. Lentynoje kažkas sujudėjęs, supranti? Aš nueinu pasižiūrėti. Tarp stiklainę, tarp sloiniką. Pernykščiai liepžiedžiai ir tik didžiulą vapsvą vidury. Juodu. O aš staigiai išbėgau į kiemą. Aš staigiai atsukau tą stiklainį. Ir aš paleidau iš tą vapsą. Buvo, tai žinok, baisu. Prie to pačią ir kažkaip tai gera. Tai va, ne vien tu paukštą man kažkokį telepatinių būdų pasikvietė. Bet aš vis tiek nesuprantu, kodėl čionai? Kodėl dykuma? Ar čia reiškia, kad aš ją turėčiau veikti? Ar veikti save? Aš vieną kartą tai buvau padaręs. Nu, įveikiau save. Supranti, kaip aš tą pustogdengį, kuris bijau čia. Nu, aš tik vėliau, nebuvo kur dingtis, bet aš vėliau supratau, kad tai atsiperka šimteriaukai. Įsivaizduok. Einu aš stogą kraštą, 30 metrų aukštį. Man prakais pila širdis daužas,
aš svaigstu visas, drebu, bet aš tuo metu jaučiu tokį kaifą, tokią ekstazę. Aš tada pasijuntu žmogus iš didžiosios raidės. Jo, pasijuntu. Kažkaip vidų vis tiek kažkoks ilgesys, kažkoks kaltės jausmas apima. Toks, nu nors rėk. Ko čia postringauja? Ko šitas? Nu, literatūriškai tariant, niekus tauzai, postringauja. Koks skirtumas, kuris su kuo ir dėl ko gyveni? Taigi svarbiausia yra judėti. Nu, judam paukščių, varom, hei! Ai, ups. Aš pamiršau. Tu turbūt dabar nelabai gali judėti. Tai, gal nori, kad paneščiau tipą? Gerai? Panešė. Nu, trys. Gerai, aišku, į kurią pusę dabar pasakysi, ne? Na ir nelengva tu dovanėlę dangaus. Žinka, viešpatie, jeigu čia kažkoks išbandymas, tai aš jo neišlaikysiu. Tau, maža tau, kad padarė mane stogdengį, saušę vilį, ne? Nieks neprašė. Būč galėjęs ir kitokį darbą dirbti. Kiek man vienam reikia. Būčiau būtą pardavęs, 3 kambariai tušti stovi. Baigus sušikts pastovi remontuoja. Žinau, žmogus pats renkas. Tai ir aš va, stoviu ir laukiu. It kokio Godo, kuris taip niekad ir neateis. Kas yra Godo iš didžiosios, vėliau pasigūglins. O tu gudrus viešpatė. Ir sunkiausiai situacijai lieki šešėlį. Ne, į tą nepasiekimas, nieko dėtis. Atimi iš man smartą, padarė stogdengio, šitą atsiuntį padarą. Žinojai, kaip tokie dalykai per smegenis rengia, žinojai. Nu ir ką tu man to nori pasakyti? Alio? Ką tu man to nori rodyti? Ir tavim su bodą nešti. Žinoma, visiškai. Negali šis tai palikti. Toks gražus paukštis. Gulbė. Toks nežemiškas. Nežemiškas. Dangiškas. Na. Oi. Tuoj mes abudu. Tokie nežemiški būsim. Kelkis, žmogau, negulėk čia tai, kelkis. Kelkis, žmogelį. Kelkis. Kelkis.
Imk va, savo naštą. Imk ir nešk ir judėk svarbiausia. Va, metras, 2, 3, 5 ir visi 10. Svarbiausia judėti. Svarbiausia Pažiūrėk, koks gražus mėnulis. Koks jis didžiulis ir baltas. Žiūrėk. Sėsi tavo pulkas skrenda. Įdomu tik tai, kur? Lietuva į Madagaskarą. Tuoj mes pakilsim. Šalta darosi. Kokia smėlė audra mūsų neužkluptų. Pakilsim. Tuoj mes pakilsim. Pakilsim ir mes. Bandžiau tave sulaikyti, kad nenukristum nuo to prakeikto stogo. Ir kodėl tie žmonės tokie nerangus? O dar tobulus save gamtos kūriniu laiko. Užtat skridai plačiai išskėtęs rankas, tarsi mane mėgdžiodamas. Ir apskridai kone pusę pasaulio. Tačiau, kad ir kaip toli nukeliautum, vis tiek grįžti namo. 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 Vis tiek grįžti
vis vien tenka sugrįžti. Aš juk taip pat sugrįžau. Na tai kas, kad numirti? Ta riba tarp sugrįžimo ir nebūties tokia nežymi, beveik nematoma. Perplauki Styksą, jei esi paukštis, perskrendi. Kiek čia tos upės ir jo anapus. Kosmosas baigėsi ties šiukšlių konteineriais. Tada juose skizra pas mūsų kūdikiai, tyčiai išmesti vestuviniai aukso žiedai, narkotikų paitulyje pamesti kvaili roleksai ir Louis Vuittonai. Pamatyti šalia negyvą bulvę jau joks stebuklas. Ar tik ne mūsų stogdengys čia juda? Kelkis, kelkis, pavojus. Atrodo gyvas. Gyvas. Jeigu tu paslysti man, bliamba, tai... Tikrai. Čia kokių 30 metrų bus. Gerai. Kad šiukšlių čia nevežu, 3 savaitės gal. Oi, gerai. Biškiau greičiau. Pavyko pasileist. Tikrai gerai. O, nustebt šakalys chebrytę, kai neras ant stogo, bet rytoj. Šakalys? Šakalys? O, ir tu čionai? Ir aš čia. Ir tu čionai? Ir aš čionai. Mala. Laukiu. Tai girdi, gal mes Girdžiu. žemėm? Tai aš irgi tą sakau, ne. Ar kartu gal nuo to stogą šokam? Ne. Aš čia buvau. Žemė, tu mana. Talisman. Aš talismanas? Ai, pasižiūrėk. Ne. Bet žinai? Ne. Arba žinosi. Žinosiu. Jeigu rimtai. Kas jis? Tai užuot garas galą lieki gyvas, net niekada nori sakyti, galvoti. Nu, gerai. Svarbiausia ir... Judėti. Nu, judam. Judam. Stop. Judam. Stop. Opa. Žiedas. Auksinis. Jaučiu vestuvėms, pala. Antanas 2000. Man Antanas, tikrai man Antanas. Kaip gražu. Mano. Ai. Ne, biški. Man Aš Antanas. turbūt moteriškas. Aš sakau tą malą. Kaip tu patikėjau? Palai! Patikėti. Ką tam daryti su tuo žiedu? Man atiduoti. Konkursas. Protmušis. Kas turi protą muškite? Tikrai. 3 variantai. Atiduot man. Pirmas variantas. Nėra tokio varianto. Pirmas variantas. Yra. Nešu lombardą. Na. Antras variantas. Man atiduot. Ieškau savininkokės. Trečias variantas. Pasilieku savo. Ala. Nu? Katras variantas. Atiduot man. Kas? Pirmas? Antras? Trečias? Jūs. Viški trečias. Aišku, pasilieku savo. Kas panas, tai panas, aš šiaip man skausmas turi būti atlikti. Aš šiaip tai dar esu nuodėmingas. Ir aš šiaip viešpatai į mano sąrašą nuodėmių. Vien daugiau, mažiau. Aišku, daugiau. Nu, jeigu telpu. Telpu. Pala. Žinau, laukiu. Gal čia tam dangaus padarui? Man.
tinka. Sakiau dangaus. Aš galvoju, kad aš... Tinka. O tai žiedelis ant pirštelio. Kas ten? Gal jūs galėtumėte, pavyzdžiui... Aš žinau, tu, jeigu prisipažinsi, supranti, mes norime žmonėms padėti, tai padėsime tau. Padėsim. Teisybė. Juk ir visos institucijos
STT, VMI, Sodra, tik sako, ateik, žmogau, mes tuoj tau padėsim. Ramiau. Ateik. Kodėl nužudei tą bulvę? Tiek aš kart jums sako, aš nesuprantu. Aš nežudžiu jokios bulvės, ką man jas žudyti? Koks man iš to reikia, naudą kokią man iš to? Kas yra? Tai gal bulvės pieno užsinorėjai? Va! Taip! Va! Teisingai! Aš vieną dieną tokia akimirka tiek aš užsinorėjau bulvės pieno. Nu, bulvė sakau. Labą dieną, dabar aš tave pamelšiu. Ir žiūriu, kad... Nėr pieno. Kelionė visai čia nelieka. Mums rūpi tik tai fakt. Fakt? Taip. Tai fakt? Ir auksinis žiedas taip pat. Ai, žiedas. Jo, irgi radau. Einu. Na. Gulbė, sakau. Ai, sakau, žiedas. Sakau, kaip dienelė. Javo dar daug. Negyvi paukščiai iš dangaus krenta. Nu, taip. Auksiniai žiedai Taip. paukščiais kritinėjasi. Taip. Verčiau prisipažink. Taip. Atleidai iš darbo. Taip. Piktas ant viso pasaulio. Eidamas paupy. Gulbę nusmaugiai. Prieš tai ar po to. Žiedą pavogiai. Ir iš ko? Kur dabar nukentėjusysis? Iš kur jūs ištraukėt, kad mane iš darbo atleidai? Kur tai dar? Atleidau? Tai gal tavo viršininkas konfirmavo? Ai. Jau čia atleidai. Nu, va. Tik biški pamiršo man pasakyti. Tai, ką žinau, tai ką dabar daryti? Nieko nedaryt, ką va. Protokolas užpildytas. Pasirašai. Ir viskas. O daiktinį įrodymą pasiimu su savimi. Koks protokolas? Tai čia lėktuvo bilis. Lietuva, Madagaskaras. Kur blemba tas Madagaskaras? Gerbiami keleiviai, svaigaus aukščio oro linijos laivo vadas ir įgula dar kartą sveikina jūs skrendančius į Madagaskarą. Šiuo metu esame 6450 metrų aukštyje. Paprastai tokiame aukštyje tikimybės susitikti vairuojančių paukščių nėra. Tačiau prašome išlikti budriems ir neatsisekti saugos diržų. Atsiprašome už šiuo metu laiku kylančius nepatogumus. Netrukus dar pasiūlysime kavos, arbatos, gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų ir loterijos bilietų, kurie gali jūs nuskraidinti kur kas toliau. Tiesiai į žemišką rojų. Juk rojaus ieškoti turbūt ir skrendate, o esant danguje jis ranka pasiekiamas. Barcelona, Oslas, Nevada, kur esi, ten tavo gimtinė? Niujorkas, Korkas, Granada.
atsimink, kad Lietuva tėvynė, tėvynė.